Treneri, jūsų komentaras apie šias karštas rungtynės. Kaip ir sakot, karštos rungtynės, sunkios rungtynės. Manau, kad pirmą kėlinį buvom tikrai geresnė komanda. Nežinau, ar dar kažko galėčiau daugiau paprašyti iš vaikinų. Galbūt įvarčio pirmą kėlinį pritrūko, bet pradėjom stipriai. Tikrai tenkino vaizdas pirmam kėlinį, labai tenkino. Antras kėlinys buvo šiek tiek kitoks, bet manau, kad šiandien padarėm gerą darbą. Bravo vaikinams už charakterį, už sugrįžimą. Nors ir praleidom įvartį į tranziciją, bet sugebėjom grįžti į rungtynes. Na visgi žaidėt prieš komandą, kuri mažai prasileidžia įvarčių, mažai ir įmuša, galbūt tas ir pasimatė pirmajam kėliny, kad buvo sunku pramušti gynybą jų. Na taip, didelės pajėgos gynyboje, žemas, sakykim, blokas gynybinis, nebuvo taip lengva jį įveikti, bet manau, kad turėjom perspektyvų atakų, pataikėm į skersinį, tai Virpsta, o Virpsto biros dar vartininkų ir į ranką kamuolys atsimušė, tai turėjom tikrai gerą progą, tarp kitko Arnas Armolas, jaunas žaidėjas, būtų labai smagu, jeigu būtų pelnęs pirmą savo įvartį klube. O kas liečia jų ataką, tai žinojom, kad komanda, kuri laukia varžovų klaidų, bėga į kontratakas, į tranzicijas ir bandėm nuo to apsisaugoti, bet nutiko būtent taip, apie ką šnekėjom. Praradom kamuolį vidury aikštės, greita tranzicija, labai geras jų išėjimas į greitą ataką ir gražus įvartis iš jų pusės. Na ir kai varžovai įmušė, turbūt tikriausiai nuliūdot gerokai, bet toks rezultatas būtų visgi nedėsningas. Taip, kad paskui įmušė Kipras Olšauskas, kaip malonu, tikriausiai, kad ir jis pagaliau pasižymėjo. Jo, sveikinom jį Rūbinėje su pirmu įvarčiu klube, tai labai svarbu kaip jaunam žaidėjui. Taip, atrodo, rungtynės lyg ir kontroliuoja, ypatingai po tokio pirmo kėlinio, pirmiem praleisti, aišku, yra toksai šokas. Bet ne pirmą kartą jau šiais metais grįžtam į rungtynes, tai bravo vaikinams už charakterį. Na ir ko dabar, nežinau, norėtumėt palinkėti galbūt komandai, ko labiausiai dabar trūksta šitoj stadijoje čempionato? Labiausiai trūksta stabilumo, nes esame jauna komanda, tai vienos rungtynės pakankamai neblogos, kitos prastesnės, bet su jaunimu jau taip yra. Reikia tą visą išgyventi ir išmokti. Ačiū ir sėkmės.